Gydykite ne tik skausmą, bet ir smegenis. Smegenys nejunta skausmo, nes smegenų audinyje nėra skausmo receptorių. Štai kodėl neurochirurgai gali atlikti smegenų operacijas sąmoningiem pacientam. Tačiau visą mūsų patiriamą skausmą sukuria būtent smegenys. Niekas negali pakenkti laimei labiau už skausmingą traumą, griaunančią visą įprastą mūsų gyvenimą. Kartais siekdamos apsaugoti kūną, smegenys ir toliau siunčia skausmo signalus, nors trauma jau išgijusi. Tada svarbu iš naujo palaipsniui skatinti fizinį smegenų aktyvumą. Būtent todėl, netgi nepaisant skausmo, gydytojai dažniausiai pataria kuo anksčiau pradėti pacientų reabilitaciją. Jei kenčiate skausmą, kreipkitės į profesionalus. Neleiskite, kad smegenys įkalintų jūs skausmo gniaužtuose. Nuo to priklauso jūsų pačių laimė. Čia kaip tokį paradoksą galiu paminėti žmonių pasakojimus. Tiesiog apie dėl ligos žmogui yra ištraukti visi dantys, absoliučiai visi. Tai yra protezai, nei vieno tikro danties. Ir jis vis dar jaučia dantų skausmą. Tai yra, jam skauda dantis, kurių jisai nebeturi. Mano nesėkmingų dienų nepainiokite su silpnumu. Tiesą sakant, tomis dienomis aš kaunuosi smarkiausiai. Nežinomas autorius.